Tai pirmas mūsų klausimas būtų, ar savo laisvalaikį susijęte su geografija? Tikrai taip. nuo paprastos kelionės į pasivaikščiojimo galbūt savaitgalį su šeima, kai lankom tam tikrą, pažintinį taką, ar bet kokios išvykos realiai, tai tikrai žinokit susieju. Kokio žanro muzikos klausotės? Gal net pasakysit, kodėl būtent, kaip atradote žanrą? Tai dabar, žinokit, klausausi daugiau tokio lengvo fono, kuris neįpareigotų labai stipriai. Tai dažniausiai ir būna tokio labiau, kaip čia įvardinti dabar mano kaip tas playlistas, nes reikia atsiminti tiksliai. Tokia labiau, ne lounge muzika, bet tokia labai lengvo tipo, ar ne? Tai tokia tikrai labai lengva šiaip. Smagu. Kokį pirmą įspūdį paliko mūsų mokykla? Tai žinokit, labai klaidų, nes kai atėjau, aš jau sakiau interviu, man atrodo, kad aš taip labai turėjau pagalvoti, kur man čia eiti. Dabar jau apsipratau, bet tikrai pirmaisiais mėnesiais einu ir galvoju, tai čia iš šitą man sukti koridorių ar į kitą. Ir dabar čia irgi buvo visai neseniai, jau iškilau į 3. aukštą, kur neturėjau dar net reikalų. Tai, taip reikėjo priprasti prie to. O šiaip pats įspūdis, tai, nes nepaisant to klaidaus, tai buvo labai gera matyti jaunus žmonės ir iki dabar, visada man juos gera matyti ir tikrai kažkaip tas labai džiugu, ar ne, kad tas jaunų žmonių apsupty būti, tai man svarbu ir gera tame būti. Kokie mokiniai buvote mokykloje? O, kokie seni laikai. Na, šiaip buvau gera mokinė visada. Jeigu mes šiaip pažiūrėsim iš esmės, tai visus dalykus mokiausi tik labai gerai. Ir plius dar sportavau vietą, dariau viską, ką tik tai galėjau tuo metu. Išnaudojau visas galimybės, kokias buvo suteikta. Nesigailėt pasirinkusi dėstyti matematiką? Tikrai ne. Kartais pagalvodavau, kas būtų buvę, jeigu būčiau humanitarė ir pasirinkusi lietuvių kalbą. Na, ko gero būtų baisiau negu dabar, nes lietuvių kalba vis tiek kūrinių labai daug, taisyti darbus mokinių labai sudėtinga. Man atrodo, su matematika ir skaičiais viskas daug paprasčiau. Taip man atrodo. O kokia jūsų mėgstamiausia knyga? Aš taip buvo laisvalaikio klausimas. Na jo, bet knygų gyvenimas mano neegzistuotų visai, tai knygos yra skaitamos, ištisai knygas skaitau, iš tiesų daug labai skaitau. Tik tai gaila, kad to laiko neturiu tiek, kiek norėčiau knygoms skaityti, tai buvo etapas, kai skaičiau labai daug visokių filosofijos kūrinių, bet tai čia buvo kur kas anksčiau. Po to labai vienu metu skaičiau daug detektyvų, tai buvo ištisai detektyvų kažkoks laikas. O šiuo metu skaitau įvairias knygas, bet stengiuosi tokias rasti, kad tiesiog jos išliktų paskaičius, nes būna knyga perskaityti ir neišlieka, tai bent jau man tokia ryškesnė paskutinė knyga perskaityta, kuri tikrai labai paliko gilų įspūdį, tai buvo Donos Stark, jeigu neklystų, Dagydis. Man atrodo, net mūsų mokyklos bibliotekoje tai yra fantastiška knyga, tai labai gera knyga. Tekstas labai geras, šiaip minčių labai daug kyla visokių. Kas paskatino tokį jūsų profesijos pasirinkimą? Dar 80 gal pirmais ar antrais metais. Aš esu kaip iš Kelmės rajono. Jeigu kas žinot, pas mus į mokyklą atvažiuodavo dirbti tą tokį tarybinį sodininkystės ūkį studentai iš to laikų Kūno kultūros instituto. Ir kažkaip įsikalbėjom, aš žinau, buvau tada 8-okas ar 9-okas ir man užkliuvo ir aš jau nuo 8-9 klasės tikrai žinojau, kad aš ten stosiu. O jūsų nuomonė šiuolaikinis jaunimas pakankamai domisi sportu, ar galėtų ir daugiau? Oi, jie, kad domisi sportu, tai tikrai gal nei daugiau, nei mažiau negaliu pasakyti, bet mūsų laiku, patys žinot, nebuvo nei išmanių technologijų, nei kompiuterių, nei tokių televizijų, to, ką galima dabar, kad kažkiek mažiau, tai aišku, čia 100% tai tikrai, kad mažiau, nes pagundų daugiau pirmiausia, yra kažkur, kur gali į
kitą pusę nueit, sakau, pas mus buvo. Tarybiniai laikai. Buvo arba sportas, menas, kažkas dailė arba mokslas. Na, aišku, kažkiek darbai kiti aplink namus, bet dabar pasirinkimas, aišku, didelis. Kur tu nori tenai, viskas nauja, viskas technologijos naujas, ar tai sporto salės, ar aikštynai. Aišku, kad mažiau, tai tikrai mažiau. Taip, o ką reikia gerinti? Kavą ar arbatą? Kavą. Taip, ir čia jau, o kodėl va būtent čia labiau kava? Nežinau, kažkaip taip užsifiksuoja, kad 2 kavos puodeliai minimum šitą ir man pakelia tonusą, kažkaip užsikabina su žiniom, pasižiūrėjimas žinių kažkokių su kava, tai 10-15 minučių tik kava. O dar prie kavos gal kokį skanėstą? Ar ką nors? Aš šiaip žinau, kad nelabai gerai darau, bet jokių skanėstų, jokių pusryčių iš ryto nemėgstu. Niekaip, man neina rytą pasišinį tik kava. Na tai ačiū tada. Tai dėkui jums.